Sveiki visi. Mano vardas Karina Tamulevičiūtė. Čia yra Tomas Ivanauskas. Dabar aš esu Vilniaus apskrities gestų kalbos vertėjų centre ir noriu paimti interviu. Sveiki. Prašau, papasakok trumpai apie savo vaikystę. Aš gimiau 80 metais. Mano abu tėvai yra kurtieji. Jie abu gimė sveiki, tačiau susirgo meningitu ir mama ir tėtis ir apkurto. Vėliau gimiau aš, gimiau neprigirdintis. Mama žinojo, kad aš neprigirdintis. Norėjo aišku sveiko vaiko, tačiau ką padarysi? Mama draudė man kalbėti gestais. Aš augau, gestų nenaudojau, visą laiką kalbėdavau balsu, gerai lankiau girdinčių darželį, kalbėjau, bet aš jaučiausi nekaip. Jaučiau, kad aš nepriklausau nei kurčiųjų, nei girdinčiųjų kultūrai. Namo grįžtu, mama ir tėtis abu kurti, gestų kalbos nenaudoja, tik šneka. Vėliau mane nuvedė į neprigirdinčių mokyklą ir aš pamačiau gestus. Tada grįžau namo, pradėjau šnekėti gestais, mama klausė, iš kur tu juos moki. Ir aš taip labai patobulėjau gestų kalboje ir didžiavausi, kad esu neprigirdintis. Mokyklą baigiau, įstojau į Lietuvos kurčiųjų neprigirdinčių ugdymo centrą. 12-13 klasių baigiau. Tada jaučiausi, kad aš esu tikrai kurčias. Manęs niekas nebevertė kalbėti. Ir aš pasikeičiau, jaučiausi tikrai kurčias. Laisvai kalbėjau gestų kalbą. Mano gimtoji kalba yra gestų kalba. Aišku. O dabar papasakok apie kolegiją, universitetą, tavo išsilavinimas koks. Kai mokiausi Lietuvos kurčiųjų neprigirdinčių ugdymo centre, tada baigiau, iš karto įstojau į geografijos specialybę mokytis. 5 metus mokiausi neakivaizdžiai, pabaigiau, gavau diplomą ir dirbau geografijos mokytoju. O kai tu mokeisi kartu su girdinčiaisiais, buvo kokių nors problemų ir kaip elgeisi? Mokiausi Vilniaus pedagoginiame universitete, dabar jisai vadinasi Lietuvos edukologijos universitetas. 5 metus mokiausi neakivaizdžiai, dauguma studentų buvo vyresnio amžiaus. Ir jie suprato, kad aš kurčias, jie mane toleravo, jeigu prašydavau pagalbos, jie man duodavo įvairią medžiagą, bendraudavo laisvai, susirašinėdavom ir tikrai padėdavo, buvo draugiški. Tačiau kiti dieniniam skyriui, kur visi jauni, tai jaučiausi turbūt visai kitaip. O kadangi buvau su vyresnio amžiaus žmonėms, tai visą laiką buvom kartu, visa grupė ir iki galo ėjom visi kartu ir egzaminus visus išlaikiau. O universitete buvo kažkokių sunkumų. Pradžioj, kai įstojau, aš labai jaudinausi, kaip bus viskas, vertėjų nebuvo. Tačiau dėstytojui pasakiau, kad aš esu kurčias, mes susirašinėjome, įsiskaitė iš lūpų, visą informaciją duodavo, įvairias temas pasiskaityti duodavo, daug dirbau savarankiškai. Tačiau jeigu reikėdavo kažką nusirašyti, visą laiką kolegos duodavo man nusikopijuoti ir aš viską žinojau. Problema būdavo, pavyzdžiui, jeigu dėstytojas nieko nežino apie mane, nežino, kad kurčias ir bendrauti nežinau kaip. Ir, pavyzdžiui, buvo kažkada anketa ir 40 skirtingų vietų apklausti. Ir kurčias, aš kurčias, kaip man susikalbėti? Ir nesuprasdavau. Tačiau vėliau aš viską paaiškinau ir man tiesiog nereikėjo atlikti tos užduoties. Labai svarbu suprasti ir ar nesupranta dėstytojas tave. O kodėl tu norėjai gauti diplomą? Stojai, kodėl? Ar šeima vertė? Kokia priežastis? Aš kai augau labai mėgau geografiją. 10 metų mama nupirko man žemėlapį. Ir man buvo labai įdomu visi valstybių pavadinimai, upės, domėjausi, klausinėjau vis mamos. Ir mama sakė, kad man tiktų geografija.
Ir aš po to augdama sugalvojau, kad aš labai noriu mokytis geografiją. Ir kai baigiau mokyklą, iškart įstojau į geografijos specialybę. Gal senas, kai būsiu ir dirbsiu geografijos mokytoju, dabar nedirbu. Tu esi labai aktyvus žmogus, o pavyzdžiui, savaitgaliais, kokie tavo pomėgiai? Kadangi labai mėgstu geografiją, tai mėgstu ir labai daug keliauti kasmet. Kiekvienais metais išsirenku vis skirtingą valstybę ir šiek tiek joje pabūnu. Pavyzdžiui, praeitais metais buvau Islandijoje, norėjau pamatyti ir ne tam, kad pamatyti ir tiesiog užsidėti varnelę, kad buvau, o noriu pažiūrėti, kaip žmonės gyvena, pabendrauti, padomėtis aplinką. Prieš 2 metus buvau Suomijoje, daugiausiai keliauju savarankiškai, kalnus, dviračiais. Vasarą prie jūros, daug knygų skaitau. Turiu 2 vaikus, tai dabar laiko šiek tiek trūksta, daugiausiai užsiemu auklėjimu. O pavyzdžiui, kokia yra tavo nuomonė apie kurčiuosius? Ar darbą jiems susirasti yra sunku? Pavyzdžiui, anksčiau, kai mano buvo kurtieji tėvai, jie yra toksai kurčiųjų kombinatas, yra Vilniaus kurčiųjų ir neprigirdinčių reabilitacijos profesinio mokymo centras. Ir darbo pasirinkimas buvo labai mažas, arba stalius, valytojas, moterims siuvėjos ir viskas. O dabar tikrai yra daug galimybių. Dabar moterys siuvėjom dirbti nenori, tos specialybės jau nebeįdomios, jie nori kitas kryptis rinktis. Ir darbą gauti yra tikrai įmanoma. Labai priklauso daug nuo direktoriaus, ar jisai priims, nepriims. Gal dauguma gali nepriimti, o atsiras vienas, kuris priims. Ir dažnai patys vadovai, jie išsigąsta, kai pamato, kad žmogus kurčias ir nenori jo priimti. Yra, pavyzdžiui, kurie priima kurčiuosius, bet kartu su vertėju ir pamato, kad jis visą laiką vaikšto su vertėju, tada sako, kad tas žmogus yra nesavarankiškas. O jeigu jis be vertėjas ir labai gerai dirba, kad aš galiu, sugebu ir direktorius tada priima, nes pamato, kad žmogus gali. O kaip tu pats ieškojai darbo? Kas tau padėjo? Gal darbo tarpininkas, socialinis darbuotojas? Ar pats? Galvojau kreiptis į socialinį, bet Vilniaus kurčiųjų neprigirdinčių profesinio mokymo centre aš pats nuėjau, susirašiau ir iš karto priėmė. Kalbėti galėjau, dėl to priėmė. Vėliau Lietuvos kurčiųjų neprigirdinčių ugdymo centras man taip pat pasiūlė darbą ir aš nežinojau, ką man daryti. Ir ne aš ieškojau darbo, o manęs darbdaviai ieškojo. Ir vėliau dar pradėjau dirbti Vilniaus apskrities gestų kalbos vertėjų centre. Tai problemų nebuvo. O pavyzdžiui, Lietuvoje. Neįgaliųjų ir girdinčiųjų, ar teisės yra lygios? Taip, yra neįgaliųjų teisės, bet kurtieji jaučiasi šiek tiek atstumti, jie nori dirbti, išsilavinimą turi ir yra teisės, bet kovoti reikia. Ar jūsų šalyje žmonės su negalia turi lygias galimybės konkuruoti darbo rinkoje kartu su sveikaisiais? Darbo vietos laisvos girdimi, kurtieji ir sveikieji dažniausiai siūlo darbo vietos sveikiesiems, nes kurtieji žmonės sunkiai bendrauja. Daug kurčių žmonių gali dirbti tikrai ir turi auksinės rankas, bet girdinti žmonės, kurie jos priiminėja darbą, negali tai įvertinti, nes yra problemas su bendravimu. Gali papasakoti apie savo darbą? Pirmą aš pradėjau dirbti amatų mokykloje.
pusantrų metų kažkur pradirbau. Daug problemų buvo, kad yra kurtieji ir girdintieji. Ir sumokyti juos buvo labai sunku. Reikėjo šnekėti ir gestais. Vėliau mane pakvietė kolegija ir aš pradėjau dirbti kolegijoje, gestų kalbos dėstytoju. 1, 2, 3 kursą dėstau, mokau jau 10 metų. Turiu patirtį. Turiu dar papildomų projektų. Viskas surišta su gestų kalba. Pernai metais pradėjau dirbti Vilniaus gestų kalbos vertėjų centre kaip konsultantas. Visos vertėjos yra girdinčios ir aš vienintelis kurčias dirbu su jais, patariu, padedu, truputį mokau gestų. Dabar šiuo metu turiu dar 2 darbus. Jūs dirbote konsultantu. Kaip jūs pasirinkote šią profesiją? Čia kaip kas, kaip psichologas? Pirmas žingsnis dirbti dėstytoju, čia kaip laikina stotelė pas mane buvo amatų mokykla, kur aš pradėjau žiūrėti. Ir žmonės jau pamatė, kad aš tikrai sugebu ir turiu sugebėjimų dėstyti ir gestais kalbu gražiai. Ir sugebu išaiškinti gestus. Paskui vertėjų centras pradėjo mane kviesti, pamatė mano galimybės, kad aš tikrai turiu sugebėjimą mokyti žmonės. O kad kurčias žmogus gautų gautą, ko reikia tam? Svarbiausia savarankiškumas, drąsus, kad aš sugebu tikėti savimi, nebijoti. Taip pat neprašyti pastoviai pagalbos, eiti pačiam, rašyti, susirašinėti. Čia sąžiningumo reikalas yra. Labai daug priežasčių yra. Jūsų karjera dabar labai sėkminga, jūs dirbat kolegijoje, dirbat vertėjų centre. Kaip jūs galvojat, kaip jūs pasiekėte tokią gerą karjerą? Čia nuo vaikystės aš buvau, kaip vaikas labai gabus, mokyklos laikais mane labai vertino. Ir kaip žmogus aš pastoviai šypsosi, esu atviras, kaip sakoma, labai turiu gerą aurą, lengvai bendrauju su žmonėm. O jūsų karjeros tikslai kokie? Aš dirbu kolegijai, reikia vis tiek maždaug keisti programos, kad vertėjas daugiau tobulėtų. Aš kažkokias naujoves randu pastoviai. Atsiranda dabar technologijos keičiasi. Taip pat ir darbe aš bandau pritaikyti daug visokių naujovių. Tokio kaip tikslo aš kiekvienus metus aš keičiu savo metodiką. Ir bandau visas naujoves pritaikyti prie darbo. Taip pat ir vertėjų centre. Aš matau vertėjas kiekvieną dieną ir bandau padėti joms tobulėti. Ačiū, dėkoju, buvo labai malonu.